Labas rytas. Šiandien yra dar viena laba, nuostabi, graži diena, nors ir nėra saulės. Ir man jinai yra nuostabi dėl vienos paprasčiausios priežasties. Šiandien yra mano gimtadienis. Norėčiau sakyti, kad man yra 23, bet taip nėra. Aš turbūt tik širdyje jaučiuosi 23, iš tikrųjų man yra 32. Bet gal visai ir gražiai. Ant torto turbūt galėsiu apkeisti skaičiukus ir bus kaip 23. Tai mano šios dienos įrašas yra dėl dviejų priežasčių. Pirmoji yra su dovanomis. Nesvarbu, kad tai yra mano gimtadienis, aš noriu padovanoti jums kažką. Todėl šiandien mano parduotuvėlėje konsultacijom, laiškam ir elektroniniai knygai Verslauk sėkmingai yra suteikiama 50% nuolaida. O visoms Vilnietėms, kurios norėtų sekmadienį ateiti į dirbtuves Gyvenimas iš širdies, suteiksiu daugiau dovanų. Visos užsiregistravusios gaus dovanų 30 dienų įkvėpimo laiškus. Jos visos gaus nemokamą meditaciją apie autentiškumą. Ir aš tikiuosi, kad tiek moterims, kurios neateis į dirbtuves, šitos dovanėlės ir nuolaidėlės pakels nuotaiką, o toms, kurios registruosis ir ateis sekmadienį, suteiks dar tokio, nežinau, motyvacijos galbūt daugiau džiaugsmo registruotis į renginį. Juo labiau, kad šiandien yra paskutinė diena registracijai, nes iki renginio liko visai nebedaug laiko. Galbūt dar rytoj ryte priimsiu registracijas, bet pažadėti to dėja negaliu, nes ne savo studijoje tai darau. Tai prie šitų dovanėlių taip pat noriu skirti visoms palinkėjimą. Ir šį palinkėjimą, šią mantrą gavau ryte iš savo bendramintės Ievos. Ir jinai tą mantrą gavo iš kitos mūsų bendramintės Elados. Ir aš netgi pacituosiu. Norėčiau, kad šitą mantrą naudotumėtės visos, nes jinai iš tikrųjų yra galinga. Jinai pakelia turbūt ne tik ūpą, bet ir visą gyvenimo kokybę. Ta mantra skamba taip. Aš verta visko, ko trokšta mano širdis. Tai aš sau linkiu ir jums linkiu jaustis vertom visko, ko trokšta jūsų širdis ir žinoma gyventi tame. Gyventi tose svajonėse, tose pasiekimuose ir tose šiltose emocijose. Tai kągi, linkiu gražios dienos ir susimatysim.